Ar norėčiau šito dalyko, jeigu juo negalėčiau pasigirti niekam? Nei Instagram'e, nei Facebook'e nenorėčiau įsikelt nuotraukos, negalėčiau. Ar aš jo norėčiau? Sako, pesimistas mato kryžius, optimistas plius. Už veiksmą baudžiam žmogų, tiesiog, oi, tu blogas, bet tu kaip ir geras, bet tavo veiksmas buvo nelabai teigiamas. Ir tas žodis blogai, negerai, vėlgi, kaip programuoja. Mielieji žiūrovai. Į kameras nežiūrim, tiesiog šnekamės ir viskas. Aš tai žiūriu dabar jų visur. Mano akys mato, taip. Plačių pažiūrų. Šitie du lempos. Kam da lampočkai, nežiūrėkite lempos. Aš iš tikrųjų turiu jūs pristatyti, pirmiausiai pagal visą, kaip sakoma, protokolą. Ar ne, tai vis tiek žmonės po to klaus. Kas čia tokie baibokai? Taip gal ne. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų tokius pašnekovus sutikęs šiame podcast'e. Aš trumpai, aš neįsiplėsiu, nes jie išsiplės šiandien labiau gal. Ne? Tai šeima. Taip, Jordanas Poškaitis ir jo dukra Meda Poškaitytė. Labas vakaras, mėlyjeji. Labas vakaras. Mes visą dabar momentą galvojam, kaip čia įlieti tą pokalbį iš karto, žinai, taip, kaip kažkokį tokį, žinai, kabliuką. Aš galiu pradėti nuo kabliuko. Važiuojam. Mes galim iškart nusiraminti su streso tokios gražios formos. Čia gal labiau patiks moterim, bet šiaip pritaikyta ir vyram. Daugiau gali tėtis papasakoti, nes čia jo išradimas yra, bet tai yra antistresinis masažuoklis. Taip, tai iš tikrųjų gimė idėja apie šitą antistresinį masažuoklį, kad sumažink stresą per 1 minutę. Jisai galioja visuose gyvenimo etapuose ir man atrodo šiai dienai visi žmonės žino, jau daugelis žino, kad žmogaus delnuose, paduose, ausyse, visame kūne yra taškai, kuriuos dirginant galima energetiškai gydyti savo vidaus organus. Prevenciją daryti ligom. Ir čia yra tiesiog jisai atrastas, sugalvotas mano asmeniškai, kaip tai galima padaryti ir jau išbandytas tiesiog mediciniais net eksperimentais, kad iš tikrųjų padeda tai padaryti. Apie tai galėsim vėliau pakalbėti, nes čia tikrai trumpas toksai nusiraminimui prieš ekraną, prieš eterį, prieš egzaminus, prieš daugelį kitų dalykų. Bet mes, kadangi Kaljano bare sėdim, čilas atmosferai, kaip sakoma, sklando už mūsų Starčišos logotipas, tai čia irgi papasakosim, kodėl jisai čia atsirado, nes viskas yra šiais laikais pas mus reklama, tai mes reklamą įpiršim jums bet kokiu atveju, jūs žiūrėsit ar ne. Nepykit, kaip sakoma, vis tiek nemokamai turinį gaunat. Būkim biedni, bet teisingi. Bet kokiu atveju liesim tikrai daug įdomių temų, nes žmonės tikrai įdomus. Tai trumpai galbūt tokį, kadangi mūsų podcastas jisai yra susijęs su kaljanais, ar ne? Tai čia normalu, kaip ir šiša, huka. Tai kokia pažintis su kaljanais? Kiek jūs apskritai esat jo temoje, ar ne? Nes, dabar Jordanai, kaip tu pats, kiek tau tenka jo? Man kaljanas tai vis tiek asociacija su rūkymu. Aš esu prieš rūkymą, bet šią dieną jau nesu gal prieš kaljano rūkymą. Vaikystėje teko rūkyti, kaip ir visiems vaikams išbandyti cigaretės. Išbandžiau, man jos neprigijo iki po šios dienos. O kaljaną tai, kadangi buvau labai skeptiškas į jai, nes vis tiek rūkymas, dūmas ir taip toliau. Tačiau buvo toksai įvykis, kaip draugai gimtadienio proga, nežinau, prieš metų, tai gal 15 metų, dar čia pradžia galbūt, nežinau, padovanojau dėžutę su kaljanu. Dėžutė ten susirinkantis kaljanas buvo. Ir tada mes, kaip dovanos neišbandyti, tiesiog išbandėm keletą kartų. Aišku, po to ją buvo padėta jinai pavėsi, nes mes tų ritualų nesupratom, nežinojom, tiesiog nesidomėjom tai. Bet supratau, kad tai nieko nėra baisaus, nes tai yra tokia kaip bendravimo socialinis, toks forma tokia pasibendravimo, kaip ir tam tikro judesio gal net atlikimas bendravimo metu. Tai tiek tokius mano žinios apie tai. Žinau, kad ten iš rytų daugiau kilę ir tai tiesiog taip.
Taip, nu ir čia labai pakankamos žinios, manau, čia nereikia išmanyti to. Iš tiesų svarbiausia, kad suprast, kiek jis apskritai reikalingas pas tave gyvenime, ar jis nereikalingas. Tai va, bet priklausomybės, kaip sakoma, jam neturite. Ne, Tikrai ne. kažkaip. Tikrai Kol tėtis kas, ne. neturi, garantuoju. Taip. Garantuoju, kad tėtis neturi, pas mumis gal draugų tarpe pasitaiko irgi, kada vieni kiti turi, tai būna va irgi. Aš į tai žiūriu labiau kaip į socialinį rūkimą, kas mano manimu apskritai, žiūrint į gyvenimą, tai jeigu tai vyksta, nu, retai vadinkim, ne kasdieną, kaip cigaretės ten rūkomos kasdieną ar kelis kartus per dieną, tai vyksta tada, kada susibūrė draugai, yra gera emocija, visi juokauja, ten gerai leidžia laiką ir visi parūko, tai mano akim yra daug geriau taip, negu kasdieną rūkyti cigaretės vienam ar ten dar kažkaip, nes mūsų tas socialinis buvimas kartu mums duoda daug daugiau gerų visų emocijų, negu ten kartais tas parūkimas mums kenkia. Mano akim taip yra. Nežinau, gal dar. Aš gal dursiu, o dabar atsimenu tokį formatą, kad indienai rūkydavo draugystės pypkę, sukdavo ratu ir tai, nežinau, aišku, reikėtų giliau gal pasigilinti į tą formatą, ant kiek tai tas draugiškumas, tas socialinis toksai pasąmonės, sąmonės susiliejimas, energetinis ir taip toliau, kur sukdavau tą pypkę, aišku, ten nebuvo gal keljanas. Taikos dar sako. Taikos pypkė, po to gal karo pypkė ir taip toliau. Nu, tam kas ką paduoda, papūst, reiškia. Ja. Tai va, nu tai čia buvo toks lyrinis nukrypimas, ką atsiminiau, kad va toks, va, gal iš ten kažkas atkėlė. Ok. Tai vadinasi, Medu daugiau supažino su Kaljanu, ar ne? Šiek tiek, manau, kad taip, nes, nu, sakau, draugų tarpe tikrai daug kas turi ir būna akimirkų, kada, o, čia sėdim, gal užsikūrėm ir taip toliau. Daug negaliu irgi papasakot, bet turiu šiek tiek žinių. Bet mes palėtėm priklausomybę, ar ne? Tai aišku, tai yra jautri tema daugeliui ir nesvarbu, ar tai būtų Kaljanas ar bet kas. Ir Jordanai pats tikrai kiek iš nedaug bendravom, bet supratau, kad tikrai nusimanai psichologijos ir žmogaus supratime kaip būtybės minčių ir ne tik. Tai vis tiek priklausomybių tema irgi yra gvildenta. Tai norėčiau. Na, ta priklausomybė tema, tai jinai labai paliečiama yra tėvų tarpe dažnai, kaip mato, kai vaikai šiai dienai priklausomi nuo telefoniukų. Bet aš esu skaitęs, kad yra apie 90 įvairių priklausomybių. Į tą 90 priklausomybių eina ir sportas, kas man arčiausiai yra. Tai pasirodo, žmonės taipogi turi priklausomybę sportui. Asmeniškai pas mane tai yra priklausomybė, po to neskaitant saldumynų priklausomybę, ten gal filmų kažkokių žiūrėjimo, bet daugelis žmonių dabar pasibėjo priklausomybė yra telefonų. Net jau yra tiesiog metodai, kaip nuo tų telefonų atsikratyti, kaip daryti, kad tam tikrus veiksmus lengva sužinot, lengva žinot. Ką sakė? Ką? Veiksmai, va tie dviejų vanagų, kaip aš sakau, jie vis dėlto šiai dienai vienu gal. Tai va taip ir būna. Va taip ir būna. Kalbasi, įdomiausia tai yra tai, kai susėda 4-5 draugai. Nu, imkime, suaugusių tarpe rečiau būna, bet ir visi telefonas atsisėdi. Ir taip pat kreipi dėmesį, kaip jie prasėdi po valandą laiko ir po to paklausi, kodėl jūs susitikot? O, faina buvo pasisėdėti. Jūs galite užtagino nuotraukos. Bet čia socialinis dar klausimas įsisprendžia, nes jeigu tu siunti draugui tiktokus, tai čia skaitusi kaip ir palaikymas, kaip ir virtualus. Tai mano patirti buvo tokia informacija, vieno mano draugo, sako, su žmona įsiskyriau dėl to, kad mes sėdėdom atskiruose kambariuose ir per Skype'ą, tuo metu dar buvo tos telefonai buvo, bet susirašinėdavom. Jie tą pusę metų susirašinėjo, po to suprato, kad jie gali atskirai nesusirašinėjo, nebūdami vienam kambarį ir įsiskyrė. Ir buvo viena iš priežasčių tam, kad pas juos nebuvo to normalaus fizinio bendravimo, to garso intonacijos girdėjimų, vibracijų visų, kur kas mums yra labai svarbu, nes žmogaus kūno kalba, vibracijos daugiau pasako negu patys žodžiai. Tai jau šitas yra įrodyta. Tai mes turim tai jaust, nes socialinis bendravimas pasirodo yra ant tiek svarbu žmogui, nes jisai kaip vaistas yra. Ir kiek yra eksperimentų padaryta ir kiek mes turim patys pastebėjimų, kad žmogus socialiai negaudamas bendravimo socialus, jisai daugiau lygų prisirenka. Aš norėjau irgi paminėti tai, kad aš manau, kad dabar daugam tie visi social anxiety, depresijos ir taip toliau kyla būtent iš šito dalyko ir todėl dabar atsiranda dopamino detoksai, įvairūs kiti dalykai, nes žmonės tiesiog, aš ir pati jaučiu, aš daug dirbu prie telefono, bet būna, kad
10-15 minučių arba jo neturi šalia ir tau kažko trūksta. Nes tau jau yra ir yra įrodyta net, kad kažkiek laiko žmogui yra normalu, net jei tau nieks neparašė, pačiupinėti telefoną ir pasižiūrėti. Jau mūsų karta atrodo dar mes ne vaikai, o nu, ta prasme, mes jau suaugę ir jau turim šitas priklausomybės. O vaikai dabar iš viso auga dar labiau tame, nes dauguma tėvų, kad jie užsičiauptų, nu, ūkiškai tariant, nuo pat mažumės duoda filmuką, dar kažką ir taip toliau. Ir aš netgi girdėjus esu, kad dabar naujai kartai yra, man kažkas iš pažįstamų pasakojo, negaliu pasakyti, kiek čia yra tiesa, bet vaikai tiek pripranta prie ekrano dydžio ir, nu, ar tai laptopas ar kažkas, kad jiem išėję kitur, jiem akis, nu, jeigu kokį vaizdą didžiulį pamato, spalvas kažkokias, dar kažką, jie jau nebe taip susigaudo, nes jie būna jau kaip užauginti, kaip kralikai. Dekoncentracija. Jie išvis jau nesigaudo. Taip. Nes tokių būna bairių, pas mane, kadangi pats treneriu dirbau, vedu treniruotės ir asmeninės savyginos, ir ne tik savyginos, ir sportinės, ir grupinės vedu treniruotės savo klube Naglis. Bet ateina įvairaus kalibro vaikų, kur, nu, pamatai, kad iš tikrųjų tie telefonai padarė didelę žalą. Jie labai siaurai mąsto apie paprastus dalykus. Ir net tokiam lygiai, kai paprašai, kad, nu, ten padaryti kažkokį paprastą veiksmą, jam kažkoks kosmosas, kur tu nesupranti, kad tai yra... Ir dėmesio, tiesiog nemokėjimas sutelkti dėmesio, nes tu įpranti viską svaipinti, viską keisti, viskas staigiai keičiasi, o tu gyvenime taip staigiai nieks nesikeičia. Tai buvo toksai momentas, kaip mergaitė pasėmus knygą ir bando kaip telefonė praskrolinti. Pat asmeniškai mačiau. Didina nuotraukas. Neprasididina. Išplėšia, kad padaro. O Tai va, paskui pastina. tai vis dėlto, nu, Okay. tai va tokie Tai telefonas pastebėjimai. iš esmės jisai skatina net ir ADHD, ar ne? Taip, Realiai. taip, be abejo. Todėl čia ir kas antras, nu, hiperbolizuoju, bet tikrai dauguma žmonių šneka apie šitą dalyką, kad, oi, aš turiu, aš negebu sukoncentruoti dėmesio ir taip toliau, bet aš pagalvoju, nu, ką darai, kad to nebūtų. Paprasta labai pripažinti, oi, aš čia Nusiperku du nesukoncentruoju. telefonus, tai ką darau? Tas atsibodo kitą paimsiu, čia kaip panašiai. Sako, aš valę treniruoju, šito snikerio nevalgysiu. Įsitraukia, bet aš šitą geriau suvalgysiu, žinai. Jo, jo. Tviksas geriau. Matai, aš treniruoju valią, noriu. Bet šito Bet iš- nevalgysiu, bet tą jo. Tai suvalgysiu. aš išgirdau, kad realiai čia dabar pabūsiu tas Paulo Coelho, ar kaip jau pavardė Taip. tiksliai ištarti, niekad neištariu normaliai. Taip. Bet iš tos serijos, kur po dienos ateina naktis, po nakties ateina diena, čia tos frazės, tos rimtos. Tai sunkus laikai kuria stiprius žmonės, o ką dabar šitie lengvi laikai kuria mūsų visuomenę Taip. į destrukciją. Bet aš manau, kad tai labai priklauso, vėlgi, nuo koks ratas tave supa žmonių ir kaip Mhm. tau atrodo. Nes, nu, vat, man užtenka kartais padiskutuoti su žmonėm ir, oi, čia tas blogai, čia visi tokie negatyvūs, čia manęs nieks nepalaiko, čia tas anas ir taip toliau. Ir aš galvoju, pas mane atvirkščiai. Va, tarkim, nu, buvo tiesiog situacija ten apie gamtos mediciną, aš ten domiuosi tais dalykais, kad kuo mažiau vartoti vaistų. Nu, nuo skausmo, nuo dar kažko, aš tiesiog prieš tai esu. Ir pas mane aplinkoje visi tokie žmonės. Ir kada aš susidūriau nu, pažįstama, kur ten ištisai, oi, kas va tabletė, oi, kas tabletė iš karto. Aš galvoju, wow, pasirodo yra tokių žmonių ir pasirodo jų yra daug. Tiesiog mano rate ne taip. Tai čia lygiai tas pats yra su tuo. Taip, galbūt yra, nu, tas polinkis, kad tai vyksta, bet vis daugėja, sąmoningėja žmogus, kada jis pamato, kad tai, nu, įvyksta. Ir aš manau, kad pilna jau bendruomenių žmonių, kurie sąmoningai vaikus augina be televizorių, be telefonų. Yra tikrai, po truputį darželiai vyksta, lauko darželiai atsirado. Nu vis tiek, nu neina mes jau taip į dugną. Nelinkus aš taip tikėt kažkaip. Tai kaip teko kažkada susidurti su vienu žmogum, nu tiesiog susitik, sako, visi aplinkui kvailiai, durneliai, čia nu jis aplinkui tokie, nėra Vagiai, normalių, jo, vagiai visi. čia. Žinai, sakau, tai tu apsidaryk, sakau, gal tu vidury. Tu vienas iš jų gal. Jo. Sakau, jeigu tau atrodo visur visi, sakau, pas mane tai atvirkščiai, vat, kaip mes sako, visai kito kalibro žmonės, visai, nu, jeigu jisai toksai, jis nepritampa, jisai tiesiog, nu, pasitraukia, natūraliai pasitraukia, nes, vat, kaip ir savo komandą turiu didelę gana tų entuziastų sporto ir prijaučiančių tam sveikam judėjimui ir linksmam judėjimui galų gale ir visokio socialinio bendravimo formate judėjimų. Jeigu ateina žmogus, kuris va, tą realybę supranta kitaip, negu mes suprantam, nereikia vienodai, bet kitaip. Ir viskas, jis natūraliai atitols. Ir net sako, išvarykit iš klubo arba ten iš savo aplinkos. Jis pat natūraliai išeis. Jis nueis į tą aplinką, kuri jam bus Tuo momentu priimtina. jam priimtina.
Bet Nes, principė tas posakis yra teisingas. Iš esmės. Nu, yra tiesos. nu, sako, tikrai jeigu tau taip. aplinkui visi kvaili, pažiūrėk, gal tu vidury, žinai. Čia labai gerai. Aš pastebėjau iš tikrųjų dabar socialinėje erdvėje ir apskritai labai garbinamas yra verslininkiškumo kultas toks, ar ne? Visi stengiasi būti verslininkais. Pastebėjot? Sako, užverčiau ir esu verslininkas. Ne? Jo, pavyzdžiui, kad ir tą paėmus TikToką, ar ne, gal čia irgi iš tos serijos, kur algoritmai atpažįsta ir man Taip. nuolat meta tas motyvacinės. Mhm. Bet iš tiesų visi stengiasi būti, ieškoti savęs versle, visi stengiasi ieškoti savęs kažkokioj veikloj, kuri yra pakankamai rizikinga, ar ne, kur ne visada gal tau gali pasisekti. Ką manot apie tai, būtent šitoj vietoj, ar tai yra kelias, kuriuo būtent reikėtų eiti tam žmogui, kuris dabar, pavyzdžiui, būti specialistu, ar ne, kažkokiu tai čia nemadinga. Taip. Tarkim, jeigu kažkokius ryties specialistų. Amatas jau nemadingas. Nemadinga. Ne, bet norėčiau pridurti, kad šitoj vietoj niekada praktiškai nebūdavo balanso. Nes, seniau, ar ne, tėvai, kai augdavo, būdavo tai, kad tu baigi mokslus, tu eini ten, kur tave paskirs, tu nekreipi tu tokiesi su iš kaimo su tuo žmonėm, kas yra, tu gyveni todėl, nes negali skirtis, nes ką žmonės pasakys, ta prasme, būdavo daug ribų. Ir žmonės, kaip sako, anais laikais buvo taip ir taip. Dabar yra atvirkščiai. Nebėra balanso. Dabar žmonės turi viską. Todėl dažnai keičiasi partneriai. Todėl dabar nebežinau, ko noriu. Gal tą noriu veikti, gal tą noriu veikti. Dabar yra gausa ir žmonės anksčiau eidavo į depresiją, tik gal daugiau gerdavo, nes buvo valiuta, alkoholis tuo metu. O dabar yra mano akim, čia mano nuomonė. Dabar yra tos visos kitos depresijos, vaistai ir vėl kitaip, bet iš tos didelės gausos. Kad tu jau nebežinai, nes tavo laisvė rinktis. Tai balansą turbūt. Vienas iš tokių momentų yra tai, kad žmonės pradeda matyti skirtumus. Vienas turi daugiau to daugiau turi, kitas nori pasiekti, pavydas atsiranda, virš savo galimybių bando eiti, po to nesiseka, vis tik mes turim palaipsniui daugelį dalykų pasiekti ir aš tikrai tikiu, kad viską galima padaryti, ko tu nori, tik tais laipsniškumą turėti. Tai šitoj vietoj nori greitai, nes kažkam, jisai, kuris pamatė, kad, pavyzdžiui, ten kaimynas ar draugas padarė, bet jis nežino jo laipsniškumų, per kiek laiko padarė, jis pamato tik galutinį rezultatą. Taip. Jis galvo, dabar aš šoksiu irgi padarysiu, jau ryt po ryt. Aš su sportininkai, žinau, jie ateina 2 kartus į maišą sumušė ir sako, aš jau noriu būti čempionas, aš jau noriu. Sakau, jeigu tai būtų, tai sakau, būtų visai kitoks gyvenimas. Tai va šitoje vietoje tas suvokimas, kad kantrybės trūkumas yra, noriu greitai, noriu čia ir dabar. Ir jeigu kažką tokio padariau, to noriu parodyti, koks aš kietas, kad aš kažką padariau. Bet realybės nėra toksai. Taip. Jisai tiksai nupaišo tas savo, vadinkim, pontai prasideda, aš čia gera mašina, čia taip ir taip. Tai mes anksčiau juokdami sako, manau, kad tai dabar tai kažkas panašaus. Sako, ko prabangesnė mašina važiuoja, to reiškia, tu žinosi, kokią paskolą paėmęs. Va, čia tai. Nes šitoje vietoje, vėlgi, ant kiek tavo apskritai kultūra leidžia suvokti, kad dėl ko tu gyveni, dėl kitų ar dėl savęs, ko tau reikia. Dar labai geras patarimas, nes mes diskutuojame apie šitą problemą, bet nepasakom, kaip ją, pavyzdžiui, spręsti. Tai aš ką dažnai pagalvoju, tai ar norėčiau šito dalyko, jeigu juo negalėčiau pasigirti niekam. Nei Instagram'e, nei Facebook'e nenorėčiau įsikelti nuotraukos, negalėčiau. Ar aš jo norėčiau? Nes kartais ten kokios batų rankinės ar dar kažko nori, nes savo draugė turi, nes va čia faina, nes čia gražu, o iš tikrųjų gal tau net nereikia. Ir gal pradedant tuo dalyku, žmonės dabar nebeturi dėkingumo savo gyvenimui. Jie nori dar, bet nesustoja ir nepadėkoja tuo, ką turi, nes kiti net to neturi. Tai, kaip sprendimas, manau, šitai situacijai yra tiesiog suvokti ir padėkoti, suprasti, kad turiu pasidžiaugti tą akimirką. Taip, supratau mintį. Ir pasidžiaugti tie, kas turi taip pat tais, nes tai yra kai rodiklis, kad tu taip pat gali turėti, tik tais džiaugtis, kad kiti turi. Yra toksai posakis, sako, kad ir kaip tu besirgtum, papulk į sveikų žmonių ratą, tau bus tikrai geriau atsistatyti ir greičiau pasveikti. Ir atvirkščiai, kad ir koks tu būtum sveikas, papulk į tų sergančių, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, ir vis tiek tu pajusi tą energiją, kad tu susirgsi greičiau. Tai tie dėsniai galioja, tik tais mes kartais juos ignoruojame ir ignoruodami, prašiausiai keistai jaučiamės ir teisinamės. Pozityvus mąstymas turbūt irgi yra pagrindinis momentas. Absoliučiai. Iš esmės, kuris keičia. Tai sako, žinot, ko skiriasi tas optimistas nuo pesimistų žiūrėdamas į kapines? Įdomu. Sako, pesimistas mato kryžius, optimistas pliusus.
Tai, Tai sako, tai- butas, jo. butas, sako, su vaizdu į ateitį, ateinu, sako, į kapinę, sako, langai visi. Tai čia panašiai kaip apie kapinės irgi. Vaikinas vaikščias, jau dar neįsipageriuoja, žinai, kitas sutinka, sako, ką tu čia darai? Ai, sako, buhaju, aš sako, geriu, sako. Tu sako, pažiūrėk, sako, kiek nuo gerimų, sako, mirė. Sako, jau 5 ratą aplink kapinės einu, vis žiūriu, sako, ant paminklo, ant vainiko užrašyta, nuo uošvienės, nuo draugų, nuo bendradarbių, nu niekur nuo degtinės neparašyta, sako. Tai va. Geras. O Jordanai, vedi seminarus apie pardavimus įmonėms, įmonių kolektyvams, komandos formavimo. Ir vat, man toks klausimas apie lyderius ir vadovus. Kuo jie skiriasi? Vat, kaip pastebėti tą, kaip sakoma, skirtumus tuos ar panašumus? O, čia iš tikrųjų labai plati tema, bet jeigu taip daugiau, tai aš orientuojuosi į komandos formavimą, į komandos žmonių motivaciją, kad jie, sako, kada kryptingai žmonės dirba motyvuoti ir noras yra siekti bendro tikslo, yra didesni rezultatai tiek pačiai įmoniai, tiek patiems žmonėms. Tai vėlgi yra formalūs lyderiai, neformalūs lyderiai ir taip toliau. Tai vadovai, kuo jie skiriasi, jie greitai priima sprendimus, nebijo rizikuoti, moka prisimti atsakomybės. Tie tokie, bet tai turi iš vidaus būti tiesiog natūraliai, nebijoti suklysti ir mokėti suprasti tos žmonės, kurie tave supa. Tai aišku, kitų yra tokių momentų, bet vienas iš tokių pagrindinių tai yra gebėjimas prisimti atsakomybės už savo veiksmus, nebijot pagirti savo darbuotoją, kad jisai kažką tokio padarė arba kaip tik nepadarė, tai konstruktyviai tai įvertinti arba tiesiog ne tai, kad pažeminti, bet įvardinti kaip veiksmą, bet ne kaip žmogų, nes mes kartais už veiksmą baudžiam žmogų, tiesiog oi, tu blogas, bet tu kaip ir geras, bet tavo veiksmas buvo nelabai teigiamas. Ir tas žodis blogai, negerai, vėlgi, kaip programuoja, bet jeigu tu pasakai, tu padarai kitaip, ne taip rezultatyviai, kaip galėjai padaryti, žmogui kažkiek lengviau yra, nes tiek ir sporte, jeigu sakai, kaip ir viskas gerai, bet galėjai viską kitaip padaryti. Tai kažkaip yra daugiau jėgų, bet jeigu tas blogas, tu toks, tada tu užbukini. Ir vėlgi, prie ko mes prieisim, tai yra intonacija, tai yra žodžiai ir tavo kūno kalba, kur gali ir pakelti ir nuleisti tave. Okay. Ir toks dar klausimas iš karto, jeigu, pavyzdžiui, aš norėčiau atrasti savį vidinę ramybę, ar ne, bet koks žiūrovas mūsų, kaip sakoma, kuris žiūri ir, tarkim, save labiau pažinti, ar yra kažkokios praktikos, ar kažkokie metodai, kaip tą atlikti, kaip tą padaryti, prieiti prie to. Turi kokį metodą? Aš keletą turiu, galėsiu pasidalyti. Šitą neliečiam. Šitas čia trumpalaikis, bet jeigu ilgalaikė perspektyva. Nuolat jį reikia. Taip. Šiaip, tai čia kaip ir dauguma gali sakyti, ten meditacijos, atrasti hobius, kuriuos tu mėgsti, taip toliau. Dabar yra tikrai populiarus tas savęs ramybės ieškojimas, nes dauguma žmonių tikrai gyvena chaose, tas besikeičiantis dalykai, didelis noras daug ko ir tikrai pritariu šitam dalykui, bet tokio kaip vieno vaisto nėra. Aš nemanau, kad tai yra, manau, kad kiekvienas žmogus turi savo kelią ir jis skirtingai atranda tą savo, vadinkim, ramybę. Vienam tai gali būti sportas, pavyzdžiui, išbridimas iš depresijos, ar ne? Tikrai būna variantų. Ypač labai gerai koviniai menai. Prasileidai kelis kartus, kokia ramybė būna tada. Depresija išmuša. Jo, per visus galus. Taip, kitam galbūt tai bus meditacijos, tarkim. Tikrai žmonės dabar daug kas praktikuoja, jau netgi džiaugiuosi, kad atėjo šita mada, nes žmonės per tai randa pabuvimą su savim, dėkingumas, dar kažkas. Tai tam tikros praktikos yra, jų yra ir nemokamų, ir mokamų, ir tikrai galima. Pasakysiu to vieną. Taip, tai va, o to tokio vieno rakto aš manau, kad nėra. Manau, kad kiekvienas žmogus turi atrasti. Aš turiu vieną raktą. Ir taip po reklaminės pauzės. Juokauju. O gerai, reklaminė pauzė. Mėlyjei, kviečiu prisijungti prie Start Šiša bendruomenės School platformoje, kurioje galima bus ne tik sužinoti, kaip paruošti kaljaną, bet ir dalintis gerąją praktiką, kad kaljanas nebūtų nemaloni patirtis, kad nebūtų tų apvalių angliukų, kurie realiai nepagerint situacijos. Mes naudojam kokosinius, tai kaljanas ir taip jau yra pakankamai žalingas momentas, tai kad jis nebūtų dar žalingesnis. Tai va, išnaudojau mūsų reklaminę pauzę. Taip, tęsim temą. Grįžtam į eterį. Po reklamos matysite.
Taip, taip. Tai, Meda, kaip pasakėjai, iš tikrųjų to vieno tokio vaisto pagrindinių nėra, bet kada mūsų aplanko ta būsena tokia, kad, depresijos, net gal net ir depresijos, bet tokio, kaip pasakyti, Nėra vidinės liūdėsio, ramybės, jo. ramybės nėra, bet mūsų aplanko dėl ko? Dėl to, kad ateina mintis. Pas mus, šiaip net, kada mintis geros, taip jaučiamės ir tada visai kitaip mūsų ir hormonai gaminasi ir taip toliau. Ir mes visai kitą energiją turim, bet kada ateina tos mintis, kur tikrai, liūdna, ir jos visokius pas visus būna žmonės, tada padarykit tokį dalyką, įsivaizduokit stop ženklą prieš save ir užduokit savo klausimą. Šitos mintis tau duoda, jeigu ar atima? Jeigu atima, kam tada apie jas galvot? Tada sako, oi, man baimė kažkokia, dar kažkas taip, ir natūralu, nes tai yra kažkoks baimė, nepasitikėjimo, kažkas gali atsitikti, Tai yra, toksai slopinimas. Gerbėmieji, galiu pasakyti taip, kad iš 10 baimių 8 niekados neįvyksta. Tas, kas mūsų aplanko. 8 būna kartais panašios, bet ir tai ne visada. Tai mūsų baimės yra dažniausiai sukurtos iš mūsų įsitikinimų, iš mūsų istorijos, iš mūsų kažkokių stebėjimų ir taip toliau, iš televizorių, iš draugų, kurie tave prigąsdina, bet realiai to nėra. Tai pamirškim tai ir pagalvokim, o kiek yra fainų dalykų ir kaip yra labai gražiai pasakyta, sako, 90% pas mus gyvenime yra žiauriai gerai, tikrai gerai. 10% nesam to kažko tai patenkinti. Bet įdomiausia yra tai, kad mes 90% savo jėgų ir energijos ir minčių skiriam tai 10%, juos analizuoti ir juose gyventi. Vietoj to, kad atvirkščiai tai daryti. Tai jeigu tu iš tų 10 baimių 8 nenutinka, o tos 2 nutinka, tai pažiūri baimį į akis. Iš šitas. Sakys. Ir tada gaunasi, kad patobulėjai taip normaliai. Iš tikrųjų. Tai tobulėjimas, sakau, labai priklauso nuo pačio asmeninio noro. Vienas žingsnis, antras žingsnis, koks žmonių ratas tave supa, ant kiek pozityviai tau padeda tai išgirsti, pamatyti, suvokti, palaikyti tave. Nes sutikim su to, kad žodis žudo, žodis prikelia iš numirusių. Tai nepamirškim dar tokių dalykų, kad imkime, kaip žmonės nueina pas medikus, tas balto chalato sindromas, o gydytojas pasakė, gal tas gydytojas iš vis ten tik tai chalatą užsidėjęs. Gal jis vis nesigaudo, kada su to gydytoju kalbėsi, kaip panašiau pozicijų, kaip mes dabar kalbamės, ir nežinai, kad jis gydytojas. Ir jisai tavim klauso, o kiek tu daug žinai, kaip tu galėjai papasakot, kaip viskas vyksta, kaip tavo smegenys gamina kokius hormonus, kaip tu mastai, kaip jie tau padeda ir kaip tik neigiamai veikia. Dabar šiai dienai jau net moksliškai yra įrodyta, tiesiog kaip mūsų smegenys, širdis, kepenys, inkstai reaguoja, funkcionuoja, kada mes vienaip ar kitaip mastom. Taip, absoliučiai. Netgi minties gale, jau čia nežinau, net atrodo net bergščiai apie tai kalbėti, nes atrodo, kad jau žino visi. Taip, ta mintis, nežinau, gal nežino to visi, bet yra net įrodyta ir daryti tyrimai, kada žmonės vieni iš tikrųjų sportavo, čia pritempiu vėl prie sporto, ir kiti sėdėjo ir įsivaizdavo, gerai vizualizavo, kad jie sportuoja ir buvo įrodyta, kad jų raumenys lygiai taip pat padidėjo, ten aišku gal skirtumai buvo, bet irgi, nors jie fiziškai nieko nedarė. Tai, prie ko aš tempiu, tai prie to, kad realiai, kad mes visi turim neramumų ir baimį yra absoliučiai normalu, nes be to mes nebūtume išlikę mes būtume ėję ten prieš mamutus, naura ir mes tiesiog, nebūtume išlikę. Mums reikia tam tikrų baimių, kad čia, oi, gal neįsiu, gal nedarysiu kažko, kad ten man, saugiklis, nes, jeigu sakau, baimės neturi tik fiziškai nesveikas, bet tu tą baimę gali paversti energiją. Vėlgi, kaip tu taip dėliosi. Putinas neturi baimės. Va čia šitą temą norėjau paliesti. Dabar mes kalbam apie tą emocinę sveikatą, apie baimės, ar ne, ir šiuo momentu, ar ne, bekalbant, čia žinios iš visų kampų eina per teliką, žmonės bijo. Bijo pasikeitimų, bijo viso to, kas gali nutikti. Taip. Daug dievė, kad tai nenutiktų, ar ne, bet jeigu ir tai būtų, ar ne, tai čia galima ir išsiplėsti šito vietu. Aš galiu, taip pasakysiu, kad mano manimu, kada žmonės labai bijo, jos labai lengva valdyti. Ta prasme, bendrai paėmus. Ir nenoriu ten veltis, manau, kad į politiką čia vėl visi galim skirtingus turėti nuomonės, bet pats principas yra tai, kad manau, kad mažiau bijai tada, kada tam pasiruošęs kažkiek esi kažkokiom tam nelaimėm. Ir mes, tėtis gal daugiau papasakos, bet esmė yra ta, kad, dabar visa ta karo baimė, visų, mes to nesuvaldysim.
Jeigu mes bijom, mes tik spinduliuojam tą energiją, baimę ir visą, vadinkime, blogą tą, mes savo kažko po to save ribojam, kažkaip save ėdam, depresijos, dar kažkas tai ir visos blogybės. Jeigu žmonės tai priimtų, kad tai nuo mūsų nepriklauso, nuo mūsų gyventojų dauguma dalykų nepriklauso. Ir kad... Čia medikai pamatytum, sakytų, kaip nepriklauso, jeigu mes į gatvės išbėgsim, Šautų Jo, ne, bet bendrai šneku, kad, taip paėmus, kad jeigu tu gyveni gyvenimą ir bijai, tarkim, kad karas ateis, tai tik tavo gyvenimą gadina, nes ar jis ateis ar neteis, ne nuo tavęs paprasto žmogelio priklauso. Tai aš manau, kad kalbant apie šitas baimės ir emocinę visą sveikatą ir panašiai, tai kad tiesiog reikia apie tai per daug savo energijos į tai nedėti, domėtis, žinoti, kas vyksta, galbūt ir diskutuoti ir taip toliau, bet nepasiduoti tai baimiai, o geriau turėti kažkokį ekstra planą. Tarkim, tos kritinės situacijos sprendimą, ar ne? Tada tu natūraliai jausies saugiau ir aš net žinau, kad čia, kai prasidėjo visi tie neramumai, kai kurios mamos, kas tikrai labai bijojo, iš karto ir lagaminus ten ekstra susidėjo, turi tiesiog spintoje, kad jei su mažu vaiku ar bėgti ar kažką, kad ir tai žmonėm duoda ramumą. Tas žinojimas, ką tuo metu jisai galėtų daryti. Tai čia tiesiog prie to pritempiu, kad yra situacijos, kur mes negalim pakeisti ir ne nuo mūsų priklauso, mes galim tik savo mąstyseną pakeisti ir žinias kokias, ką mes galim daryti tuo metu. Tai va, o tėtis plačiau gali papasakoti. Apskritai, imkime karo baimė tenais, baimė, kad tave užpuls, kas nors baimė, kad tave įžeis, baimė, kad tu susipyksi su kažkokiu santykiu, sugadinsi ir taip toliau. Ir va, taip mes su Meda esame ir jau dabar vedam kartu seminarus, konfliktų valdymas, stresų valdymas, elgesys ekstremaliuose situacijose. Kitai vadinasi kaip ir savigynos seminarai, bet tai nėra ta savigina, kur reikia man prieš 2-3 gatvėje muštis, kur čia labai retas atvejis. Tai yra savigina galų gale darbe prieš tave žeminimą, savigina prieš tos, kas nori tave įžeisti, arba konflikto išvengimas, kaip suvaldyti stresą, kada tu negali nieko padaryti, o tau reikia bendrauti su žmogum. Tai yra tam tikros formos, kur tu gali treniruotis ir taip tau palengvins tai padaryti tose situacijose, kurios kartais tave aplanko. Arba net tiesiog tu gali išvelgti iš anksto ir tu net nepapulti jas. Nes mes kartais galvojam, o čia man taip nebebus, arba kad taip, kodėl man taip atsitiko. Tai yra saugaus maršruto pasirinkimas, saugaus mąstymo principai. Ir tai yra ne baimė, bet tiesiog logiška, normali, kaip pasakyti, analizė, įvertinimas ir tu tai priimi. Gerai, paimkim kitą pavyzdį. Atėjo diena X, kaip čia pavadinti, ar ne, ką Jordanas daro tą dieną. Kaljanus biskį parako. Atvažiuoju pas Igną. Sako, niekados neskubėk. Viskas susitvarkys ir be tavęs. Sako, ko skiriasi stradalinimas, pergyvenimas jauno žmogaus nuo seno. Nieko, tik senas lėčiau pergyvena. Tai šitoj vietoj atsakymo kaip ir nėra tokio, kad eisiu tą, darysiu tą. Pirmas dalykas, nė vienam žmogui nepadėjo panika, nes panikos metu arba nes prasideda neadekvatus judesiai, įgimti, kurių tu nesi niekados pasitreniravęs ir tada pridarai daug klaidų. Lygiai tas pats kaip ir sporte, kaip ir kovos menuose. Kovos menai tai labai geras toksai testas, kai tu išeini vienas prieš kitą kovoti ir tu nežinai, ką to priešininkas gali padaryti ir tave gali nujungti liaudiškai tariant ir tu neatsikelsi ir tenais po 15 minučių, visai būna ir tu įsivaizduoji, tu nežinai, kas bus. Ir jeigu kuo tu labiau mąstysi, kaip kas bus, kas čia būtų taip, kuo daugiau analizės duosi į smegenis, tuo tau sunkiau tai bus daryti kažką, tą, ką tu išmokai per treniruotę. Tai nebereikalų yra sakoma, kada tu moki tai padaryti. Tada, kada tu sugebi stresinį situacijų tai padaryti. Kaip mums treneris sakydavo. Sako, kada tu per varžybas padarysi tą veiksmą, ką tu per treniruotės treniruosi, tai galima pasakyti, kad tu jau tai moki padaryti. Ir tai nereiškia, kad tu visą laiką padarysi. Sako, ko skiriasi mėgėjai nuo profesionalų? Profesionalai visą laiką tai daro, mėgėjai kartais. Tai vėlgi toks momentas čia individualus. Taip, bet kaip pasakyti apie tai, kaip dėrėtų elgtis žmonėm šitose situacijose, gal nesinori per daug atvirauti, nes mes apie tai seminaruose pasakojame. Supratau. Ir, kaip pasakyti, ne tai, kad atvirauti, vis tiek pasakoja apie tai, kaip elgtis, kaip pasakyti, pirmiausia, tėtis teisingai pasakė, kad nestresuot, susikaupti tuo, kad jau tai vyksta ir tu nieko nepakeisi. Išsiaiškink, ar tikrai tai vyksta. Jo. Nes labai dažnai žmonės,
Kaip pasako, o dabar čia tas, Jo, spauda, jau, viskas. jau. Ir viskas, dar. ir panika, visi Taip, bėga, taip. kaip ta pasaka, dangus griūva. Taip. Lapas užkrito nuo uodegos ir jau dangus griūva. Ir visi bėga, niekas nežino, kas tai vyksta. Nu, Žodžiu, kažkas tokio. Žinios, nu, visi tie dalykai, kada tu turi, vadinkim, pirmą pasitikrinti, ar ta informacija teisinga, o tada jau dažnai būna ir nurodymai, kaip dėrėtų elgtis. Žodžiu, mėly žiūrovai, karas karui, bet obelis sodinti reikia. Taip, Sodinkit obelis, darykit savo darbą, taip, ką ir bedarėt, ir svarbiausia ties tuo susitelkti, ar ne? Taip. Realiai. Taip. Šiaip dar klausimas, aš iš tikrųjų Facebooką, kai tik tai sužinojau, kad mes turėsim podcast'e, pokalbį, tai Jordano Facebooką žiūriu, į eketę, iššokta buvo. Tai čia klausimas iš to kyla ir aš kaip supratau, čia vienas iš būdų palaikyti tai fiziniai formai, tuo pačiu tai psichologiniai sveikatai, ar ne? Ir būtent tai čia tą pamačiau, o kaip tu palaikai, kaip ir tu medar, kaip palaikot savo fizinę tą ir psichologinę būseną, kad, nu, mes nekalbam dabar apie mąstymą, bet ar galbūt tokius labiau fizinius dalykus. Asmeninė patirtis. Asmeninė patirtis, taip. Na, aš tai sportuoju, nieko nepadarysi. Nu, tiesiog yra šitas dalykas ir kovinis sportas, ir ne tik, ir šokiai, ir sporto salė. Tai šitas dalykas tikrai smegenis paveikia, nes kartais atrodo viskas juoda, o tu kada įsikrauni vėl kitaip. Ir šiaip labai dirbi su savim. Ta prasme, kad daug domiesi, nagrinėji savo giluminius jausmus, pasikliauji intuiciją. Tiesiog net sunku daugiau kaip ir pasakyti. Tiesiog gyveni iš moteriškos energijos. Puoselėjimo moteriškai. Šiaip tai tas klausimas dėl šalto vandens, aš jau seniai propaguoju ir propaguoju dėl to, kad pirmas dalykas, man duoda daugiau energijos, po to pradėjau domėtis, o kodėl tai atsitinka, tai yra adrenalinų suteikimas, atsigavimas ir daugelis, kaip pasakyti, daugelių jėgų atgavimas iš ryto, plus grūdinimasis dėl ligų nesusergi ir, nu, NN variantų yra. Tai viena iš formų ir šiaip, tiesiog ateina tas laikas, kai tu, kaip sakau, kaip kiaulė sako, jinai pamatė vandenį ir šoka maudyti, tai irgi, nu, tiesiog nori, organizmas reikalo, bet ateina tas momentas, kartais ir nebenori, jeigu ten būna, kad būtų keista sakyti, kad niekada nesergi arba ten blogai nesijauti, būna tie momentai, nu, tiesiog tai praleidi. Tai tas šaltas vanduo, tai man atrodo, jau kas tai daro, žino, kad tikrai naudinga yra. Aišku, nereikia gal pradėti nuo to, kad įlindau ir sėdžiu po 5 minutės ar po 10 minučių pačioj pradžioj. Visur reikalingos tos treniruotės, grūdinimasis ir taip toliau. Tai vienas momentas, antras momentas, vadinkime tas pozityvas pats, tiesiog, o ką aš tokio padariau, atrasti kiekviename, jeigu tu kiekviename savo nesklandume, kas tau įvyko, atrasi tam tikrą momentą, kas buvo ir gero, tai tau bus tai lengviau pernešti. O ne, man šakės, man taip ir taip. Čia labai gražus toksai buvo, kaip ir užrašas, aš atsimenu. Sako, eina vienas žmogus, sako, žinai, sako, man blogai, man tas blogai, man čia nesiseka, man čia tas. Ir dievulis sako, nu, tu nežinai, kaip nesiseka. Ir jam dar trūktelėjo gerai, žinai. O kitas eina, sako, nu, žinok, šiaip visai fainai, gerai jaučiuosi, viskas tas, dievas sako, tu nežinai, kas dar yra gerai. Ir dar jam davė daugiau. Tai čia toksai, nu, tokia kaip metafora. Bet šiaip tai vienas iš momentų dar yra šaltas, po to labai svarbu, nu, atimkime, socialinis bendravimas, tai yra įrodyta, kad žmonės net miršta greičiau, jeigu negauna socialinių bendravimų, tai yra visiems aiškus. Ir dar vienas momentas yra badavimas. Mes nepamirškim pabadauti, nes, nu, tas maistas yra gerai, fainas, geras malonumas, bet pabadavimas yra čia kaip seksas. Kuo daugiau badausi, kuo daugiau sekso, kuo daugiau badausi, tuo... Čia kaip šuniukui, kaip sakoma, porą dienų nevalgęs, tai po to žiūri, kad tas maistas skanesnis. Jo, kaip tam, kur grikiai. Ir įdomiausia yra tai, kad neseniai skaičiau, kad mūsų žarnynas, tai lygiai tas pats atitinka mūsų smegenis. Ir mes diskutavom net ir su medikais, ir su žmonėm, kurie giliau tai domisi apie visą žmogaus struktūrą. Tai, kad, sako, viskas yra mūsų galvoj, kompiuterį, kur valdosi tarp ausų, kaip aš mėgstu sakyti. Psichosomatika galima. Nu, taip, ir tada vidaus organai, vadinkime žarnynas. Po to kažkaip priejo labai gražiai, sako, žiūrėk, kai tu užvalgai, tavo smegenys visai vienaip ar veikia. Nu, vėlgi, tai pasirodo, vėlgi tokia versija yra, kad mūsų maistas ir tuo pačiu tai, ką mes vartojam, ir kaip mes tikim tai, ką valgom,
Nes ką tu valgai, o dabar aš valgau, man riebalas auga, dabar lašinių jau Jo. bus vienoks poveikis. Kaip su tom tabletėm, jeigu aš prie jų jaučiu, kad man praeis skausmas, aš turėjau net tokių pavyzdžių asmeniškai, tik dabar supratau, kad tai buvo placebas ir labai stiprus placebas. Galėsiu papasakoti, va, tiesiog va, iš istorijos savo, kur tai suvokiau, dabar suvokiau, kad placebo žmonių nesupratau. Prašom įsiplėsti, kad ir dabar. Tai mes, kaip mes ką valgom, kaip miegam, kaip bendraujam, kaip save grūdinam, kaip duodam savo streso, to malonaus streso, va tokio adrenalino, nebijoti kartais tos dalykus daryti, kur tau baimė yra, nu, auditorijos pokalbis, susitikti, kažkam paskambinti, kur tau reikia, ai, neskambinsiu man gėda ar ką. Šitie dalykai tai yra dirgikliai, kur tau duoda, tau ir tu padarėjai, padariau, žiūrėk, pakalbėjau, tą padariau. Blogai, neblogai, blogai kitą kartą. Ir vėl. Ir tas yra laužus posakis, man irgi patiko, vat, sako, blogai sako, kai tu nieko nedarai. Bet dar blogiau, kai tu padarai ir apie tai niekas nesužino. Tai vis tiek tu turi, vat, kaip ir kalbėjom, tas pasimėgauti to, kad, nu, ir nebijot, mes dar vieną tokį momentą praleidžiam dažnai, kad jeigu mes kažką padarėm gerai, tai mes sakom, nu, gerai, viskas, nu, nepageriam. Bet kad jeigu negerai, o tada teik čia, mes tave viskį palinksniuosim. Tai Ir patys save dažniausiai kitiem dar tokios įtakos nepadaro, o pats savo. Nes jeigu tu padarai gerai, aiškiai taip ir turėjo būti, jeigu blogai, teik čia. Tada mes tave palinksniuosim. Ir dar, ką dar noriu pridurti, čia įsiplečiant taip pat, man irgi įstrigo labai toksai pasakymas, kur žmonės dažnai jaučiasi labai blogai dėl to, kad jie savo prisižada kažką padaryti, nu tarkim ten, laikytis dietos nuo pirmadienio, mesti rūkyti ten, nu nesvarbu. Nuo kurio pirmadienio tik nesako. Taip, nuo kažkelinto ir taip toliau. Ir jie to nepadaro, bet man labai strigo vieno kažkurio mentoriaus irgi mintis, kada sako, eini į darbą, tu dirbi kažkam ir kada jis tau liepia pasakyti, ar ne, padaryti, tai tu eini ir darai. Nes, nu, čia gauni pinigus, čia atsakomybė, čia kažkas, Bet kai tu pats savo pasakai, tu nedarai. Tai kas tau yra svarbiau? Ar tas kažkoks nepažįstamas žmogus? Ai, tik nereikia. Ar tu savo prižadi? Ir aš manau, kad daugumos ir depresijų atveju galbūt net yra dalis to, kad žmonės dėl savęs daro mažiau negu dėl kitų ir po to sėdi aukos vaidmenį ir sako, oi, čia taip yra naip. Ne, nu kaip... Čia sako, pats žodis tau daviau pati ir atsėmiau, ko iš čia prie manęs lenda. Nu tai va, tai taip. Bet dažnai neatsiema ir dėl to jaučiasi blogai, pasąmoningai. Tai va, tai aš manau, kad pirmą turėtume į gerą dar vėlgi savijautą ir ramybę ir visą kitą lemia ir tai, kad jeigu mes savo kažką prisižadam, nu tai padarykim ir mes tada natūraliai tas akmuo kažkoks nukris, nes, aš padariau. Tai paantrinsiu tave šitoj vietoje, jeigu mes kalbam apie tą padarimą, tikslų siekimą ir taip toliau, tai viena iš formulių tikslo tai yra kaip svajonė, tikslas, atsakomybė. Išmatuojama, kad būtų įvertinta veiksmais tavo, laikė įvertinta, nes mūsų smegenys abstraktumo nesupranta. Ir kas įdomiausia yra, jeigu tu kažką, mes jau dabar rūkyt, tai tu turi pasakyti tam žmogui, ar vienam ar kitam, kada tu mesi, nuo kada mesi, kaip tu mesi. Ir tu duoti jam ataskaitą. Tiesiog įsipareigojimas. Ir jeigu kas bus, jeigu nemes, ten aš tau tortą pirksiu. Kaip pavyzdys, prisigalvoti visokių nesąmonių galima, tu tos nesąmonės perkeltinė prasme, kur būtų kaip, varumo jėga tau ir atsakomybė. Ne tai, kad aš, dabar mesiu, bet niekam nesakiau. Tylėsiu. Tai jeigu grįžtant apie placebą, galiu pasakyti, kur iš tikrųjų tai veikia. Ir jau yra įrodyta ir galėčiau įsiplėsti, aš nežinau, valandą laiko pasakot apie John Dispenso seminarus, kur tenais jisai tiesiog įrodo. Išgyja nuo vėžio. Buvau dabar Meksikoje ir tai išgirdau, kaip iš tikrųjų tai yra, pasaulyje vyksta šitie dalykai ir tūkstančiai žmonių važiuoja tenais ir padaro rezultatus, bet aš papasakosiu, čia jau toks jau plačia, globaliai, bet papasakosiu savo vaikystės situaciją, kada mano močiutė, dar amžinai buvo gyva, kai buvo kraujo spaudimas aukštas ir man visą laiką sakydavo, man atvežk vaistų nuo kraujo spaudimo, aš atsimenu, rezerpinas, nežinau, jis yra dabar ar nėra, aišku, nereklamuočiau, bet tiesiog. Ir jisai būdavo geltoni žirniukai ir balti žirniukai. Ir įdomiausia tai, kad tik spalva skiriasi. Kaip atsimenu, vitaminas C būdavo žirniukas ir geltoni ir balti, vitaminas C vienodai, tik tai spalva. Ir aš kaip šiandien atvežu aš jai geltonų, jinai čiūnė savo jumryje, ne padeda, sako. Nekrenta į kraujo spaudimas. Baltų man reikia. Atvežu balti, viskas gerai, jokių problemų. Aš galvoju, matyt, neveikia. Ir po to, kad dabar, kai pradėjau domėtis, supratau, kad tai buvo placebas. Ir šitie visi placebiniai įvykiai ir pats asmeniškai aš turėjau prieš 2 metus įvykį, kai ligoninį gulėjau ir man gydytojai pasakė, tau 2 savaitės gulėt. Sakau, nesakau, aš sakau, turiu penktadienį išeiti, nes penktadienį draugų gimtadienis. Tu sako, baig, sako, čia be šansų su tavo lyga,
negalėsi. Bet man tyrimas padaro, ten buvo su žarnynu viskas gana rimta, padaro tyrimą, kaip tai sako, nugalėjai, sako, ir išleido. Ir Bet ką nesuprato, tu darei, aš galiu papasakoti. nu papasako. Ateinu, žodžiu, guli tėtis skrandžio. Pirmas tai bairis ne tas. Pirmas bairis tas, kad mano draugė skambina, sako, tavo tėtis guli ligoniniai. Nusakau, o jinai dirba. Nusakau, nu jo, dabar, sakau, čia yra tų problemų su sveikata, Eik, tu savo, sako, pas mane ateina kolegė ir pasakoja. Nu, koks fainas karatistas, sako, guli pas mumis, sako, anekdotus pasakoja, sako, mus juokina, visi, sako, iškritę, o jisai, sako, tai čia iš pirmas iš ko jokiaus, o kitas variantas buvo ateinu, irgi, nu, ten tikrai su rimtom bėdom žmonės guli, tėtis daro atsispaudimus, ant galvos stovi, jisai sako, kad man tas žarnynas neveikia, sako, aš kai judu, man geriau, sakau, aš taip apsidairiau, galvoju, įdomu, ką tie kurie guli, ką jie galvoja. Čia iš tos serijos irgi, aš atsimenu, man apendicitą diagnozavo ir per tam tikras minučių klausimą reikėjo jį pašalinti, ten sutvarkytis, ką. Ir guliu palatoje jau po visko, ten jau atsičiuknės. Ir realiai, nu tikrai ten pakankamai rimta, ar ne, apendicitas čia nėra kažkokias šiaip taip. savo. Ir šalia manęs guli pacientas, realiai ten jisai cukraligę berods turėjo. Ir mintys kokios ateidavo man, puikiai prisimenu. Guliu, serialų žiūriu ir galvoju, nu tai, kad čia man nelabai kas ir nutiko, žinant, kai jam, nu, žmogui ruošiasi koją nupjauti. Taip, Ta prasme, kaip pagalvoju, ar ne? taip, palygini. Palygini iš karto tą pačią minutę. Taip. Nes aš su juo pabendravau, kaip ką, žodžiu, nes jam ten, nu cukraligės jau ten negerai buvo labai. Tai čia Taip, o jis mintys- atsidurtų tarp kitų žmonių, kuriem ten amputuos dar kelias galūnės, jis sakys, kaip gerai, man tik koją nupjaus. Nu, ta Jo. prasme, čia vėl, jeigu lyginamės faktas, kad tikrai galim visada atrasti tų variantų, prie ko aš prieš tai ir sakiau, kad tas dėkingumas turi būti pas mumis, nes mes žiūrim, kaip geriau ten atsigulė, oi, kaip man blogai, aš ligoniai, bet va, tada pasižiūri ir tada, oi, kaip gerai, man čia dar nieko tokio, tik operacija, aš atsikelsiu ir eisiu namo. Tai, žinai, tas anekdotas, ateina, supranti, gydytojas, pas gydytoją, nu, pacientas, sako, man labai blogai, aš labai blogai jaučiuosi. Gerai pasisodino, jau čia, prašysmai, užsidėjo tas pusinės, nu, kad patikrint, pridėjo prie pacientui prie širdies, o kaip gerai, prie pilvo, o kaip gerai, prie gerklės, o kaip gerai, prie kepenų, o kaip gerai, prie inkstų, o kaip gerai. Ką kitų, viskas gerai. Labai gerai, kad visą tai pas jūs, o ne pas mane. Tai čia- Taip. Bet ką norėjau Pasidžiaugiu. ir prie to pritemti, kodėl va, iš tėčio tos ligoninės pasakojimo, nes ką daro pozityvas ir tiesiog neleidimas savo suvokti, kad tai gali, nu, ten buvo tikrai bloga situacija ir jau pergyvenom visi, nebuvo ten, kad ten, oi, šonas skaudėjo ir viskas. Bet man patiko tas jo požiūris, kad aš atsigausiu, viskas gerai, aš darysiu, va. Ir aš žiūriu, žinau, kas man tinka, kas netinka, kaip, kad nebuvo to, o, gelbėkit, palikimą rašau. Padėkit, Žinai, jo. Jo, kad kaip mūsų mintis lemia mūsų kūną ir kad, va, N gyvų pavyzdžių. Tai buvo grinai meditacijos, su vakarais atsigulis, nėra ką veikti, grinai kvėpavimas, tiek kiek sugebu, nesu aš čia profesionalas kažkokio galėčiau, kad tenais, bet tiesiog žinojau, kaip tai daryti, kur esu daręs praktiškai savo veiksmus, kur tiek su sportu, su kitom, nu, skausmų nusiėmimu ir taip toliau, kiek įmanoma, kiek sugebu dar šiai dienai. Tai per tas meditacijas ir manau, man tai stipriai padėjo, nes kada tu tuo tiki ir neįvedi nei kiek abejonės, tai tikrai veikia. Labai svarbu, nors neturėti nei kiek abejonės. Kaip vienas ir gerai pasakė, sako, jeigu tu taip tikiesi, kaip nori į tualetą nueiti kartais, tau nebus abejonės, kad tu, ai, rytoj nueisiu. Taip. Ai, šiek pabūsiu. Tu eini, tau nieks nesustabdys. Tai va čia va ta būsena, tu... tiesiog- Norėk visko, Jo, taip. ir tau, nu, dirgikliai jokie netrukdo tavęs. Bet jeigu kažkiek sutrukdė, vėl iš naujo turi pradėti. Sutrukdė ir vėl iš naujo. Nu, dirbi su savim. Aš dar norėčiau grįžti prie temos dėl baimių. Atsimenu, turėjau baimę kalbėti telefonu. Man buvo kažkoks, nu ne tai, kad kalbėti telefonu, bet paskambinti žmogui, pasakyti aiškiai ir išliai mintis, greitai pasakyti, ką reikia. Tai kas labiausiai padėjo man šalti skambučiai. Aš irgi šitą mokiausi. Tai paėjo ten labai gerai, kaip po 100 supranti, kad tu ten Nieko neprarandi. nieko neprarandi. Taip. Bet vėlgi, kada kyla baimė, labai gerai, aš irgi, tikrai mes visi turim tų baimę, aš lygiai taip pat jų turiu nemažai, bet labai gerai tada užduoti savo klausimą. Nu gerai, o kas tada?
Nu, kas jai nutiks? Kas atsitiks O kas blogiausia? atsitiks blogiausia? Nu, gerai, tu skambini, tau sakys ten, pasiūs ten tave. Nu ir ką, ar tau dabar pasikeis diena, ar tu Skambini verksi? kitam. Jo, tu skambini kitam. Ar, nu, tiesiog, mūsų dažnai baimės yra neargumentuotas, ką mes bedarytumėm. Nu, po to, kada tu išsigrini, galvoji, nu ir ką. Nu, ne apie viską Nu, tai, va, kalbame. tai čia anekdotas išplaukia iš to. Žinai, skambutis į cirkas klauso, tas labą dieną. Nu, labą dieną. Ar nereikia jums kalbančio arklio? Ne, nereikia, mes dabar su drambliais dirbam, nemaišykit, čia mes turim ragelį padėti. Vėl skambutis po 5 minučių. Labą dieną. Nu, labą dieną. Ar nereikia jums kalbančio arklio? Ne, nereikia, mes su drambliais dirbam, nemaišykit, čia pasirodymas mūsų už kelių dienų, čia ką jūs plaukų ragelį numet. Vėl už 5 minučių skambutis. Cirkas klauso. Labą dieną. Nu, labą dieną, ką jūs norit? Tik nepadėkite ragelį, jūs galvojat, lengva su kanopą numerį surinkti. Bet Tai va, tai čia, nu, va. siekia tikslo. Nu, pasiekė tikslą. Jo, bet užsiminė apie keliones, ar daug keliaujat? Tenka pakeliauti? Kad labai daug, jeigu Nu, man... matai, tas daug, tai kiek vieni, žinai, sako, kas aš kas savaitę skrendu kažkur, o man tai va paskutiniu metu taip išplaukė nemažai. Nu, kaip, teko į Kostarikoje būti, Meksikoje dabar, į Floridą skrisiu, ten va kaip tik irgi seminaras bus. Supratau, bet aš kodėl paklausiau, man kelionės labai stipriai pakeitė pasaulyžiūrą. Nu, ta prasme, ne tai, kad kelionės, bet net gyvenimas. Aš 22 atsidariau Kalėnų barą Marijampolėje. Ir tai buvo tai atsirado po to, kai aš gyvenau Slovakijoje, Bratislavoje, ne kur ten toli, kažkur egzotiniai šaly kažkur, bet man tiek užteko, kad aš suprasčiau, kad ne viskas, ne tas kelias, kuriuo ėjau, nėra tai, ko aš noriu. Tai kaip manot, ar kelionės apskritai, nu, aš įsivaizduoju, kad jau žinau atsakymą. Taip, nu tai akivaizdu. Aš manau, kad tai akivaizdu ir kuo daugiau pasaulio matai, tu supranti, kad tavo, nu, bendrai paėmus, kad tiek daug įvairių vietų, tiek daug įvairių žmonių, kad tiek daug yra dalykų, ko mes ten gyvenant vienoje šalyje, vienam darbė dirbant mes nepamatom, nepajaučiam ir taip toliau. Tai manau, kad tai praplečia mūsų pirmas dalykas suvokimą, manau net fantaziją, toleranciją šitas dalykas, nes pamatai visokio plauko žmonių, ne tik ten Kauno. Ir be plaukų Ir pamatai ir be plaukų. Ir aš, nu, manau, kad tikrai taip. Tik taip, aš manau, kad žiūrint dar su ko keliausi, vėlgi, kur keliausi. Gali ir nepamatyti nieko, iš tikrųjų. Gali, kaip tam anekdotas sako, skridau, dabar žiūrėk, parskrendu, kur aš buvau. Taip. Kalbant apie plaukus, tai gerai pavyko atsiauginti. Net sunkiai auga, sakiau, reikės dar kažkokius sėklus. Būsimas žentas atsidarė kirpyklą ir tėtis sakė, kad reikia pasiauginti plaukus. Nes pats kirpdavosi. Mašinėlė. Taip, dabar jau biški kitaip yra. Džiaugiuosi, nes biški pakeičia įvaizdžius kart nuo karto, tai jau smagu. Žinai, ne visiems sekasi gerai kirptis, nes aš atsimenu, iš tikrųjų, tai būtent tam Erasmuse, kai buvau, atsimenu, tai aš išsivežiau mašinėlę, žodžiu, kad nereikėtų ten naudotis tom paslaugom ir atsimenu, nusikirpdavau šonus ir viršų vienu numeriu. Tai atrodžiau, kaip futbolo kamuolys uždalės. Taip. Pasižiūrėjau į tas nuotraukas. Dar atsimenu, prieš išvažiuojant, namuose kirpuosi ir per daug nuėmiau ir čia taip liko toks. Tai teko visiškai, nu, beveik plikai nusikirpti. Tai ne tu vienas, aš irgi turėjau tokią patirtį. Beger man kažką paklausyti, viskas aišku, pratęsiam. Taip. Nu, jums vyram paprašiau, mums moteriam biškai jau nebūtų taip, oi, biškai čia per daug Jūs jau to antakius taip, nu ką, pratęsiam. Labas vakaras, kur jūsų antakiai? Čia kaip tam anekdotė, ar ne, kaip moteriškis, žinai, nori vyrui tikti, skaitus laikraštį, žinai, supranti, užsideda gražią suknelę, išeina, nu kaip tas, nežinau, liemenuką užsideda jau naktinius, Lecha, nu netkreipė dėmesį į mane. Dujokaukę užsidėjo, žinai. Nu kaip? O, antakius nusiskutai. Jo, sako, ką man pasimti pliažą, kad aš išsiskirčiau iš visų, mano vyro klausė. Ir sako, rogutės. Geras. Tai šiaip labai informatyvus mūsų podcastas ir iš tiesų manau, kad naudingas, bet taip kalbant bendraja prasme, ar ne, ar va taip, gal net ir konkrečiau kažkiek. Tai ko palinkėtumėt mūsų žiūrovams?
Nu, galit bet ko palinkėti. Apie kalėną galit palinkėti, ne problema. Nu, tu sakyk. Man sakyt, Aš papildysiu. Palinkėjimas labai gal būtų toksai, aišku, taip greitai paklausyti, žinai, reikėtų pagalvoti, bet palinkėti tai, kad kas bebūtų gyvenime, pagalvok, ar tai yra tiesa, nes mes labai dažnai gaunam informaciją, galvodami, kad taip yra, bet iš tikrųjų tai dalinai nebūna tiesa. Jeigu tai tave dirgina kaip panika nešanti informacija. Tai viena forma, įsitikink, ar tai tiesa. Antras, kuo daugiau žiūrėk į asmenės pastangas, siekiant savo norimų rezultato, kuo tu daugiau kaltinsi kitus, tuo mažiau tau seksis pasiekti tai, ką tu nori, nes tu valdymą atiduosi kitiem. Taip mes darom klaidas, mes darom tokius žingsnius, kad tai pasiek, bet labai svarbu pažiūrėti, o ką aš padariau kitaip, o kurioje vietoje aš galėjau kažką pakeisti, tiesiog tai savo asmenės pastangos tau padės greičiau pasiekti rezultatą. Ir nepamirškim, šypsotis, pozityviai galvot ir kuo daugiau bajerių, anekdotų ir gero humoro. Ir horoskopų skaityti. Paskaityti, bet ten, kur geriausiai rašo. Kad programa teigiama būtų. Arba susižiūrėti suderinamumą. Jo, prieš vestuvės. Po 10 metų para gyvenim. Po to pasirodus ne tą suderino. Čia dar Ten susijungia. kaip tik iš rubrikos mačiau tik tokią. Verots ten buvo, sėdi pora ir sako, jau jie ten 9 mėnesius taip prabendravė, sako, blemba, bet pažiūrėjai, koks tavo zodiakas, ožiaragis? Blemba, kažkaip negerai, sako, čia mes negalim būti Jo. kartu. Taip. Nebendraukim. Bėkim nuo skorpionų. Mes juokaujam irgi šitus dalykus. Taip. O aš ką norėčiau palinkėti, kadangi pati dabar daug laiko praleidžiu socialiniai erdvėjai, kurių turinį ne tik savo, bet ir kitiems žmonėms. Ir pirmiausia, tai norėčiau palinkėti, nustokim tie galvoti, ką žmonės pasakys. Nes šitas dalykas labai stabdo mus, kitų žmonių, nepažįstamų žmonių kritiką, ypač komentarai, ypač žinai tik tokie, kas prasideda, kada yra vien tik tai blogi žodžiai apie tave ir taip toliau. Tai tiesiog nekreipti dėmesį, nes tiem žmonėm, iš tikrųjų, kurie taip šneka, sėkmingas, protingas žmogus niekada tavęs nežemins. Jisai tave pastums. O tie, kurie tave žemins, jie patys dažniausiai būna labai nelaimingi ir nesėkmingi. Tai tiesiog va to pozityvo, kaip tėtis sakė, ir mažiau galvoti, ką žmonės sako, ir daryti, jeigu turi tikslą, tai taip kaip į tualetą. Labai geras pasakymas. Nu, ta prasme. Kaip sako apie tą darimą, tai vienas stiprių labai vertininkų mano draugų sako, man kaip pradeda mane mokinti kas nors, tai kadangi jau vyresnio amžiaus žmogus, apie 70 netoli, ir mane sako, mokina daryk taip, tai aš jam sakau, vaikeli, kai už mane geriau padarysi, tada ir mokyk. Tiesiai žiūrėsi, Jo, kai už geriau už mane padarys, nes dažniausiai tie, kas nieko nedaro, dažniausiai mokina, kaip daryk taip, o aš taip daryčiau, o tie, kurie jau kažką padarė, tiesiog apie tai diskutuoja ir keičiasi informacija. Taip. Tai Aš dabar kaip tik iš šitos serijos visai nesinėjau, kadangi podcastą tik paleidom, aš nesu pats iškalbingiausias žmogus, aš tą žinau iš tikrųjų realiai. Nu, jeigu taip kalbant, ar ne? Nu, ta prasme, jeigu taip kalbant, tai... Čia vėlgi yra įsitikinimai. Aš nemanau, tiesiog man dainuot geriau sekas, nes aš net ir pristatinėjau kai kurias idėjas su gitara, tai man lengviau žodžiai dainuojasi. Bet apie komentarus kalbant, tai iš tiesų, jeigu šitą podcastą komentuosite, tai jūs tą darykit nuolat, aktyviai ir reikškit visokią nuomonę, net jeigu ir jinai neįtiks, nes iš tikrųjų ta kritika, jinai, kad ir kokia bebūtų, jinai kelia pati, žinai, socialinį... Jinai kelia algoritmą ir taip toliau. Bet turėtų vis tiek būti argumentuota, kodėl taip yra, o ne tai, kad tu durnas, tu toks anoks. Man tavo balsas nepatinka, tai gerai, bet iš tikrųjų tai net ir tai gerai, nes paskui pagalvoju, nu gerai, aš peržiūrėjau, gal iš tikrųjų reikia tada išgerti daugiau. Gal tada dainuoti kitą kartą? Dainuoti pradėsiu. Tada tai žiūrimumo reitingą pakeltume aukštai. Čia temų paliestume visokių jautrių ir nejautrių ir ne visai patogių, kaip sakoma. Taip. Prie butelio. Sukant butelį, da. Sukant butelį. Tiesa, drąsa, žinai. Jo, tai šitoj vietoje komentarai yra svarbu ir komentuokit, kad ir tik tokie, net ir feikinius akauntus, jeigu susikūrėt ir dėl to, kad įkaskit, tinka. Aš atlaikysiu, stipru. Ja, tai, jeigu jau labai įžeisit, tai ištrinsiu. Užblokuosiu. Na, kaip būda yra pasakęs, sako,
tai, ką tau sako, tai yra tik žodžiai. Tavo smegenų problema, kaip tu to žodžius Taip. priimi. Jo. Sako, jeigu tave kažkas nervuoja, džiaugis, tu turi trenerį, nes ne tu nervuoji, bet tave nervuoja. Taip, kad šitoje vietoje, žinai, Jo. tik Mes reikia patys treniruot. suteikiam žodžiams prasme. Jeigu, tarkim, matytų kažkas ir ispaniškai dabar mūsų koliotų, mes nesuprastume. Ir mes neįsižeistumėm. Nu, reikia, tai reikia. Nu, ką, Nu, aš kalas, žinau. Jo, Jo, irgi- bet, ta prasme, nu, ką žinau, ką jis supranta. Gal Ir jis tai tik gal tai man ho- dabar dėl neplautų indų ar dėl dar kažko. Įhodė pūtą ten Taip, kažką. taip. O kada tu supranti, tave dirgina. Tai labai gerai, kai kažkas dirgina, tėtis dažnai sako, vadinasi, tu turi mokytoją. Aš dar pastebėjau tokį momentą, iš tikrųjų, jeigu atkreipi dėmesį į tam tikrus komentarus ar kažkokius, tai nežinau, kritiką ar kažką. Taip. Ir net yra pavyzdys puikus, galima paminėti tikrai Malinausko ir Šviniaus. Jeigu nebūtų Švinius nieko galvojęs apie tai ir kalbėjęs, skyręs dėmesio, ten net ta tema nebūtų Taip. užsikūrus, bet Taip. jisai, o duosiu į teismą čia dar, čia tą savo, Taip. kuo daugiau jisai stengiasi to įrodyti savo tiesą, kas gavosi. Taip. Gavosi, kad tema. Kurį Pakilo. vilką maitinam, tą ir gaunam. Ta prasme, dažnai ignoravimas yra, kartais tikrai yra sprendimas. Nu, va tokių situacijų. Tai aš manau, kad kritika yra labai gerai, ypač va, kuriant turinį ir taip toliau, yra labai gerai, tik tai jinai turi būti argumentuota. Ir jeigu, prie ko vėl pritempsiu, jeigu komentuoja labai šlikščius dalykus, tai reikia atsiminti, kad tie žmonės rašo apie save ir savo vidinio pykčio, agresijos, o ne apie tave. Aš dar būnu, sakau, pavemkit, gerai, Taip. išsivemk, bus lengviau. Taip. Gal mažiau, aš apie tai universitete rašiau netgi vieną iš baigiamųjų ten atsiskaitimų. Kodėl žmonės rašo piktus komentarus. Jo. Tai vad, kada tu labai nepatenkintas gyvenime, bet negali įsilieti ant boso, nes išeisi iš darbo, nu ant žmonos gal irgi neparieksi, nes gali su keptuvė gauti per galvą, ar ne? žinot, kad nors Tu atsisėdi ir žiūri, kokią nors ten susitokia trečią kartą žvaigždė. O, kokios tavo kojos kreivas. Pažiūrėkit, bobutės komentuoja šitus Bet dalykus. pastebėjau net antraštės ir nuotraukos, viskas šiandien vieną mačiau. Blondinė ten, žodžiu, su įstatytais, jau kaip sakoma, Pamūrinta. visais pamūrinta, visai jau Paturbinta. pareguliuota. Ir antraštė. Žvengiu. Ten tokia. Čekijoje, Prahoje išsiskyrė su savo draugais. Ai, tai taip tam- pervadino. Tu tą minutę iškart pagalvoji apie papus. Taip. Nupjovė kažką. silikoną perdavė kažkam kitam, su ko neįsiskyrė. Išsiskyrė su draugais, sako. Taip. Ir Antraštės irgi tam kūrėm. Komentarų ten 300, jeigu kaip ten Taip. Aš neskaičiau, bet ten nutuokiau, apie ką ten buvo. Taip, viskas yra daroma specialiai dėl klikų. Tai čia yra 100%, kad pritempiamos frazės. Jo, ir net tam, ir mes kad mus dirgint. antraštas, kai rašom, tai labiausiai norisi iš podcast'o paimti ten tokį kažkokį tai momentą, kur Taip. užkabintų žmogų, nes Taip. nu, Nu, tai informacijos rautas yra pakankamai didelis šiais laikais, kaip sakyti, ir čia toks gaunasi momentas, kad tu nori pagauti jį, užhukinti, Taip. užkabinti. Taip. Tai va, mylėjai, viskas, žinokit, labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, čia be galo gerai viskas, aš esu sužavėtas apie šitus, aišku, taip ir Tai nepakalbėjom, bet, užtenka. Bet, o kur jūs būna galima, intriga. o įsigyti galima kažkur? Ir dabar yra shopbyjordan.com parduotuvė. Okay. Mūsų, vat, Taip. jinai dabar kaip Varg. sakyt, Nu, tvarkoma, kuriama, bet vat jau mes pradedam. Nes šitas momentas yra tai, kad mes darom kaip ir pakabukai tokie rakto. Taip. Ir savyginai galima panaudoti. Iš esmės. Tiesiog iš nes idėja kilo kaip ir savyginos Bet man tas elementas. galiukas tai toks, Nu tai va, tai su ta intriga mes ir kaip... Šiaip tai buvo iš pradžių savyginos idėja, bet po to pagalvojau, kad savyginą žmonės įvairiai gali panaudoti. Šitas buvo sukurtas pirmutinis, čia jau dabar antri mūsų etapai. sumažino. Šitas sukurtas didesnis yra ir aš asmeniškai esu išbandęs ne vieną kartą, ypač kada miegas ima už vairo vairuoja. Nu, tai 10-15 minučių tikrai sudirginai duodi žvalumą. geras. Ir tiesiog būni eksperimentas su žmonėm bendrauji, duodi vat rankos ir valandą kalbėsi tarp rankų. Jis sako, man kažkaip, nežinau, kodėl, bet sako, aš turiu. Mhm. Ir vat iš tikrųjų veikiantis mechanizmas. Taip. Gerai. Tai tiesiog vat, Ir iš pradžių darė kampus mailesnius, bet dabar vardant to, kad... pakalbėjom su kinesterapeutais, su tais, kurie užsiema, Taškų. sako, daryti vieną galą tokiu kaip nykščio, kad būtų, nes yra tam tikri taškai, kad šitas taškas, kuris atsakingas už visos galvos, skausmus, akių, ausų, nosies ir taip toliau, šitas dantų, pas asmeniškai ne vieną kartą su danties skausmą nusėmęs, dirgindamas šitą tašką. Taip. rankų. Tai
refleksologija. Tai šitie irgi, va, gali užspaudus, tik patogiau, pirštas pavargsta, bet čia užsispaudai, tai Okay. ir gali taip. O galit padaryti versiją kalėnų mėgėjam, kad čia būtų triubelį. Laisvai dabar mes Ir viską galim padaryti. Jo, nes padirgini save, paskui O tu kitaip Čilo. padirginti. Nebijokit savęs dirginti. Dirginimas atneša geras emocijas. O jeigu dar kas nors iš šonų dirgina, dar geriau tada. čia tik tai svarbiausia, jeigu jau labai dirgina, tai ne per giliai. Ne, tai čia vis, žinai, sako, čia jau Te moterim nerekomenduoju, nes labai aštrus. kampai patirtis visi. galvoti. Mano patirtis skausminga. Kai kištai nieko, bet ištraukčiau per visus šitus. O žiauriausia, tai kad tėtis užmeta šitą. Nieko pas mumis įprasta, mes juokaujam. Dar kaip pajok, na, tu geriau nesakysi. Jo, jo. Ką, mylėjai, labai laimingas esu. Paspausiu. Jau atsistumkit mikrofoną, jau galim. Va, ačiū. O, Ačiū.